Vatikano slaptojo archyvo dokumentai demonstruojami parodoje, kuri atidaryta Romoje. Joje nemažai ypatingų istorinių dokumentų, menančių net 8 amžių. Anglijos parlamentarų laiškas popiežiui Klementui VII rašytas 1530 metais ir raginantis anuliuoti karaliaus Henriko VIII santuoką, kad galėtų vesti kitą moterį. 80 antspaudų patvirtiname pergamento laiške užsimenama ir apie ypatingas priemonės, kurios gresia, jeigu prašymas bus atmestas. Tai tik vienas iš 100 dokumentų, kurie pirmą kartą demonstruojami už Vatikano sienų, Romos Kapitolijoje. Vatikano slaptuosiuose archyvuose saugomi seniausi dokumentai 8 amžiaus. Tiesa, archyvai nėra visai slapti. Mokslininkai gali juos studijuoti gavę specialų leidimą. Pasak parodos organizatorės, kas labiausiai stebina, istoriniai dokumentai aktualūs ir mūsų dienomis. Paroda rodo, jog tai, kas vyksta dabar, vyko ir senais laikais. Ir tai galioja visiems gyvenimo aspektams – religijai, politikai, kasdieniam gyvenimui. Šie dokumentai atskleidžia visą visuomenę – ir varguolius, paprastus žmonės, ir popiežius, ir valdovus, o juk žmonės kuria istoriją visais laikais. Pasak Vatikano slaptųjų archyvų prižiūrėtojo, popiežiaus Benedikto XVI prašymų parodoje demonstruojami ir Antrojo pasaulinio karo laikų dokumentai. Parinkome tuos dokumentus, kurie kupini žmonių išgyvenimų susiję su tragiškais įvykiais, o ne diplomatų ar politikų susirašinėjimą. Vatikano archyvarai sako, kad Šventojo sosto archyvai ypatingi tuo, kad juose saugomi ne vien popieriniai ir pergamente rašyti dokumentai, kurių pilna Europos archyvuose, bet ir rašyti ant šilko ryžių popieriaus. Arba ant ošės, kaip šis indėnų laiškas popiežiui Leonui XIII. O čia 60 metrų ilgio pergamentas Templierių ordino teismo protokolas. O šiuo dokumentu Martinas Liuteris, bažnyčios skelbiamas eretiku. Vatikano archyvus įkūrė popiežius Paulius V 1612 metais. Jų pavadinime esantis lotyniškas žodis secretum reiškia, kad tai privatus archyvai, priklausantis popiežiui.